Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Šiandien mūsų pamokos tema – Steigiamasis Seimas 1918–1920 metai. Nepriklausoma Lietuvos valstybė turėjo priimti nuolatinę Lietuvos konstituciją ir nustatyti Lietuvos valdymo sistemą. XIX pabaigoje buvo priimtas Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas, numatęs proporcinę rinkimų sistemą. Lentelėje pavaizduota, kiek mandatų turėjo partijos Steigiamajame Seime. – 1920 gegužės 15 Steigiamasis Seimas pradėjo darbą Kaune. Kyla klausimas, o kodėl ne Vilniuje? Todėl, kad po Želigovskio intervencijos Vilnius priklausė Lenkams, o Kaunas buvo laikinoji sostinė. Aleksandras Stulginskis, Steigiamojo Seimo pirmininkas. Steigiamojo Seimo uždaviniai buvo priimti konstituciją, parengti žemės reformą, parengti pinigų sistemą, švietimo klausimas. Stulginskis sakė, mokslas turi būti prieinamas ne tik didžiūnų rūmams, bet ir kaimo bakūžėms. Paskelbiama nepriklausoma Lietuvos valstybė, demokratinė respublika. Kazys Grinius vadovavo ministrų kabinetui. Vyriausybės atlikti darbai per šį laikotarpį. Pasirašyta Maskvos sutartis, nustatyta siena su Latvija, atmestas Hymanso projektas, Lietuva priimta į Tautų sąjungą, įkurtas Lietuvos universitetas Kaune, sutvarkyta mokesčių sistema, steigtos ir plėstos ligoninės, mokyklos, vystytas viešasis transportas. Kokias reformas priėmė Steigiamasis Seimas? Žemės reforma, pinigų reforma, konstitucija, švietimo reforma. Dabar pakalbėsime apie kiekvieną reformą atskirai. Žemės reforma. 80 hektarų nenusavinamo žemės norma. Už nusavintą žemę atlyginama. Prieš Lietuvą kovojusių dvarininkų žemė buvo nusavinta be kompensacijos. Žemė nemokamai arba lengvatinėmis sąlygomis buvo dalijama, pavyzdžiui, bežemiams, mažažemiams, savanoriams kariams, našlėms, invalidams, kai kuriems mokytojams, dvasininkams. Lietuvoje pirmaisiais pokario metais cirkuliavo markės, kurios nuo 19 metų buvo vadinamos auksinais. 22-aisiais buvo priimta pinigų reforma. Įvestas litas. 10 litų atitiko 1 JAV dolerį. 22 metų konstitucija, pagrindinis šalies įstatymas. Valdžią vykdo Seimas, prezidentas, vyriausybė ir teismas. Seimas buvo renkamas 3 metams, leidžia įstatymus, kontroliuoja vyriausybės veiklą, renka prezidentą. – 1922-aisiais įkurtas Lietuvos universitetas Kaune, kuris perėmė dalį Vilniaus universiteto tradicijų. Pirmasis rektorius profesorius Jonas Šimkus. 30-aisiais universitetas pervadintas Vytauto Didžiojo universiteto vardu. Na, o pamokos pabaigai. Įvardink Steigiamojo Seimo reikšmę.